Antikorozijos centras Alytuje Likiškėlių gatvė 33. Bendrasis pagalbos centras trečiadienį gavo pranešimą, kad šaldytuvų gamykloje Snaigiai vykdytas teroristinis aktas, dėl kurio įgriuvo pastatas, sužaloti 6 žmonės. Į gamyklą atvyko gausios ugniagesių, policijos ir medikų pajėgos. Laimiai tai tik ugniagesių organizuotos pratybos. Dronas arba raketa atskrido į pastatą, sprogo, įvyko griūtis ir pastate buvę žmonės buvo prispausti ir sužaloti. Dėl pasaulyje vykstančių didelių neramumų ir įtampos, nenori visi ruošiamės dieną X, kurios tikėkimės nebus, bet kadangi pasiruošimas vyksta jau kurį laiką, tai pratybos tikrai pavyko gan sėkmingai. Pratybose dalyvavo viso Alytaus pajėgos, tai yra 4 autocisternos ir keltuvas. Plius buvo atvežtas iš Vilniaus gelbėjimo darbų organizavimo štabas. Šitą vietą pasirinkta todėl, nes tiesiog buvo palankios sąlygos, gamykla turėjo nenaudojamą pastatą ir mums leido jų pasinaudoti. Tai ne pirmos pratybos, kai dalyvauja policija, ugniagesiai ir medikai. Šiemet jau buvo imituotas žmonių pagrobimas šalia Alytaus esančioje porolono gamykloje Vita Baltic International.